Labadiena, Andriau. Džiaugiamės, kad sutikot šiandien tokią lietingą dieną tapti mūsų gidu Akmenės mieste. Ar galime jums užduoti klausimų? Žinoma, galima. Labadiena. Kodėl pasirinkote tapti gidu? Gidu pasirinkau tapti, ko gero, dėl kelių priežasčių. Ko gero, pagrindinė priežastis tai yra ta, kad nuo seno domėjausi istoriją savo krašto ir kitų kraštų istorijomis. Ir besidomėdamas savo krašto istoriją tiek nemažai visko sužinojau, kad nusprendžiau, kad šitomis žiniomis reikia pasidalinti ir su kitais. Taigi sprendimas tapti gidu kaip ir savaime atsirado. Koks yra jūsų vidutinio turisto portretas? Turistų portretas, tokios statistikos aš nevedu, bet ko gero kaip ir daugumoje kitų grupių, jeigu paimti tą vidutinį tokį paveikslą, tai būtų šiek tiek vyresnio amžiaus moteris. Bet iš tikrųjų yra ir vyrai, ir moksleiviai iš užsienio įvairius atvažiuoja, taigi tie turistai yra patys įvairiausi. O dabar norėtume daugiau sužinoti ir apie patį Akmenės miestą. Kokia yra įdomiausia istorija susijusi su Akmenės miesto įkūrimu? Su miesto įkūrimu yra konkreti istorija, kaip atsirado šitas miestas, bet apie tai sužinosime vėliau per istorinės stelos. O jeigu kalbant apie kitas istorijas, tai jų galima daugybę pripasakoti, bet aišku, visos istorijos yra įdomiausios susijusios su konkrečiais žmonėmis. Ir aš noriu jums papasakoti apie 3 labai įdomius žmonės susijusius su mūsų kraštu, apie 3 išminčius. 1 katalikas, 2 pagonis ir 3 laisvamanis. Ir šie skirtingų tikėjimų, skirtingų įsitikinimų žmonės kuo puikiausiai taikiai sutelpa prie vieno išminčių stalo. Tai yra 3 išminčiai, sukurti skulptoriaus Antano Adomaičio. Šita mintis, šita idėja pastatyti skulptūras 3 Akmenės išminčiams jau nuo seno gyvavo ir galų gale dabar jau pavyko realizuoti ir visiškai netrukus, Liepos 27 dieną Akmenės miesto šventės metu, šitos skulptūros 3 išminčių bus oficialiai atidarytos. Tai čia jau, kaip minėjau, yra pagonis, laisvamanis ir katalikas, tai pagonis Domas Šidlauskas Visuomis, kilęs netoli nuo Akmenės, įsteigęs tokią įdomią religiją, tikėjimą, visuomybę, tai kaip ir pagonybė, bet ten buvo ir budizmo ir kitokių elementų, bet jis labai rimtai to užsiminėjo žmonių švietimu ir dar daugybė visokių keistų idėjų jam kildavo. O šitas laisvamanis, Liudvikas Jakavičius, pasivadinęs Lietuvaniu, tai labai geras vardas šiai dienai, pliaupiant lietui. Mecenatas, turtingas žmogus, bet jis savo pinigais dalinosi su žmonėmis, rėmė daug visokių iniciatyvų. Ir teatrą buvo steigęs, ir pats rašė dramas, ir leidybų užsiminėjo, išleido daugybę kalendorių. Lietuvoje 19 amžiaus pabaigoje žmonės, jeigu ir turėjo kokių knygų, daugumą neturėjo, bet kalendorius tai visi turėjo. Tai daugumą buvo jo išleisti, tai jis visą Lietuvą pratino prie skaitimo. Na ir katalikų kunigas Kalikstas Kasakauskas, kunigavęs Akmenėje, 19 amžiaus viduryje buvęs Akmenės bažnyčios klebonas, bet jo pagrindinis nuopelnas yra tas, kad jis parašė žemaičių kalbos gramatiką. Ar turite mėgstamiausią miesto kampelį ir kodėl jis jums pats mėgstamiausias? Tų kampelių yra be galo daug, net nežinau, kaip kokį įdomesnį atrinkti, bet ko gero vienas įdomiausių, taip pat to paties Antano Adomaičio sukurta istorinė stela arba istorinė siena, kurioje galima pamatyti daug visokių pačių įdomiausių, svarbiausių Akmenės krašto istorijos momentų. Taigi kviečiu ten visus ir nukeliauti. Kadangi esame Akmenėje, tai be jokios abejonės pradedam nuo akmens amžiaus. Štai šitoje gražioje steloje pavaizduota akmens amžiaus visokių vaizdelių ir kaip akmuo yra apdirbamas, kaip maistas gaminamas ir taip toliau. Čia šiek tiek iš dalies kaip ir mitologinė tokia mistinė stela, nes siejasi su mitologiniu akmentikių
amžiumi, kuris tiesiogiai yra susijęs būtent su Akmenė. Na, einame jau toliau istoriją. Čia ekspozicija visokių gražių dalykų, bet jie paskui matysis, dabar aprasoja. Va, ateiname jau iki to laiko, kuomet mūsų krašte atsirado, tiksliau susiformavo žemgulių gentis. Čia labai gražiai pavaizduota žemgulių dvasinis pasaulis. Čia šeima su kūdikėliu ir deivė Laima juos laimina, lieja vandenį ir čia, jeigu lyja lietus, tai čia savaime susirenka vandens ir jis yra pačios deivės pašventytas, galima juo pasišventyti gražiai ir tuo pačiu keliauti toliau per istoriją. Na, žemgulių kova su Livonijos ordinu. Visos praktiškai baltų gentys kovojo su Livonijos ir su kryžiuočių ordinais, su atėjūnais, kurie bandė užimti mūsų kraštą. Tai šitoje steloje taip pat labai tinkamai pavaizduota, kaip žemgulių karys įsirovęs ąžuolo kovojo prieš atėjūnus. Na, tikrovėje galbūt netekdavo surauti, ką gali žinoti, gal kartais ir tekdavo, čia daugiau toks kaip simbolinis pavaizdavimas. Na ir galų gale pavyko mums tuos visus kalavijuočius, kryžiuočius nugalėti ir išlaikyti mūsų kraštą nenukariauti ir laisvą. Na, o toliau kiti istoriniai momentai. Čia ko gero pagrindinė stela, sakyčiau, tai yra Akmenės miesto steigimas. Čia labai gražiai pavaizduotas yra Akmenės miesto steigimas. Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Senasis, o čia šalia stovi jo dukra, tuo metu dar karalaitė, princesė Ona, būtent ta pati, kurios įsakymu ir buvo įsteigta Akmenės bažnyčia, bet šiuo metu 1531 metais yra steigiamas Akmenės miestas ir vietos tijūnas Jonas Stankevičius Bilevičius, jisai gauna šitą karališką privilegiją steigti miestą ir galų gale miestas atsiranda. O po keliasdešimties metų Ona leidžia steigti ir pastatyti Akmenės bažnyčią. Einame toliau. Pakeliui dar aišku yra visokie archeologiniai dalykai, bet juos jau galime vėliau pažiūrėti, kuomet geriau matysis. Istorija, bet kokia istorija labai gaila, bet dažniausiai tai yra karų istorija. Na, karai galbūt yra tokie istoriniai lūžiai, istoriniai momentai. Aišku, norėtųsi kitokią istoriją parodyti. Ją rodome ir taikingus momentus, ir akmentikius, ir žemgulių gyvenimą, ir miesto steigimą, bet taip pat ir karai. Tai čia mūsų krašto neaplenkė šiaurės karas, kuomet švedai bandė kurti ir plėsti savo imperiją, tai jie veržėsi į mūsų kraštą. Na ir čia toks baisus švedas, toksai su tokia milžiniška žuvimi. Lietuviai dar švedus vadino žuvėdais. Va, tai galbūt čia su tuo susijęs, su tokia milžiniška žuvimi. Puola lietuvius, puola mūsų kraštą, bet ir nuo šitų švedų taip pat apsigynėme. Na, einame dar prie vienos karinės stelos, deja, bet istorija tai yra dažnai vis tik tai karų istorija. Na ir čia galbūt liūdniausia stela, tai yra abiejų tautų respublikos sunaikinimas. Va, rusiškas dvigalvis erelis puola jau kapoja mūsų herbą, Lietuvos Lenkijos valstybės bendrą. Mes aišku priešinamės, va žiūrėkit, žemaitiškas lokys priešinasi, čia netgi cheminį ginklą panaudoja prieš dvigalvį erelį, bet nepaisant visų priešinimusi, va ir Akmenės krašto žmonės su strėle vėliavoje priešinasi. Deja, Lietuvos Lenkijos valstybė žlugo, buvo okupuota, padalinta ir prireikė beveik 200 metų, kol mes galų gale išsivadavome. Na ir išsivadavome, stovime gražiame mieste, gražiai Akmenėje, kuri gražiai ir saulė šviečiant, ir lietui lyjant. Ir dabar kviečiu visus užsukti į nuostabią Akmenės Šventos Onos bažnyčią. Kuo ši bažnyčia išsiskiria iš kitų Akmenės rajono bažnyčių? Akmenės Šventosios Onos bažnyčia yra, bent jau mano požiūrį, pati gražiausia bažnyčia visame Akmenės krašte. Aišku, daug kas gali tą užginčyti, bet bažnyčia iš tikrųjų ištaiginga, nuostabi, viena bokštė, stilius tai neogotikinis istorizmas, atsiradusi 20 amžiaus pačioje
pradžioje, būtent tuo metu, kuomet buvo tautinio, dvasinio ir religinio atgimimo bumas. XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pačioje pradžioje, kuomet vyko mūsų tautos atgimimas, visoje Lietuvoje iškilo daugybė bažnyčių, taip pat ir ši graži Akmenės bažnyčia pastatyta paprastų žmonių aukomis, jų lėšomis, jų darbu, jų medžiagomis. Akmenės miestas turtingas savo architektūra. O kokie gamtos objektai ar parkai yra populiarūs tarp turistų Akmenės mieste? Mes turime labai daug gražių gamtos objektų ir Dabeginės upė ir šalia esanti Kamano pelkė. Tačiau labai įdomus objektas, kuriame siejasi ir gamta, ir kultūra, yra Akmenės gamtos ir kultūros parku, dar kitaip žmonių vadinamas populiariai Akmenės pušynu. Esame Akmenės gamtos ir kultūros parke, dar populiariau vadinamu Akmenės pušynu. Tai parkas, jo pagal pavadinimą galima spręsti, jį sukūrė žmonės, jau 6 dešimtmetyje pradėjo sodinti šitą parką, jisai augo, plėtėsi, čia buvo pradėtos ir dar vis statomos įvairios skulptūros, kitokie statiniai, atspindintis Akmenės krašto istoriją ir stebuklingus, paslaptingus čia buvusius kraštus, Bundabūriją, Akmentikių žemę ir taip toliau. Galbūt šioje vietoje vyksta miestų ir rajonų svarbus kultūriniai renginiai. Kokie jie? Be jokios abejonės. Čia yra ko gero pati pagrindinė Akmenės krašte vasaros švenčių vieta. Čia vyksta ir Akmenės smuikelis, kuris anksčiau tradiciškai vadinosi Žemaitiškų smuikeliu, dabar jau Akmenės smuikeliu. Taip pat tokios šventės kaip Akmenės miesto šventė, autorinis muzikos festivalis Akmeninė naktis, taip pat daugybė kitokių švenčių. Ačiū Jums už skirtą laiką. Pabaigoje paskutinis klausimas. Ar dar liko neparodytų slaptų Akmenės miesto vietų, dėl kurių būtų verta atvykti? Be jokios abejonės. Mes turime labai daug slaptų vietų, kurias žinome, kurias galime Jums parodyti ir galbūt netgi tokių, kurių nežinome, bet kurias Jūs patys atrasite.